daug kalbantys apie žemę, pamiršta apie žemėlapį. Lyg mokyklų nelankė. O žemėlapis primintų, kur demokratinė Europa, kur putininė Eurazija. Nuo viduramžių gyvuojanti praktika. Jei negali paaiškinti, kodėl Žemė apvali, sakai, kad ją tokią mums davė Dievas. Šiandien, kai nebe viduramžiai, paaiškinimas kitas. Jei ko nors negali padaryti, kalta Rusija, Rusijos žvalgyba, agentai ir konspiratoriai. O tu, ar nesi rusų agentas? Pasitikrink. Tavo kaimynas ilsėjosi Turkijoje, o ten dauguma turistų iš Rusijos. Viskas aišku. Tavo kaimynas Rusijos šnipas. Jei tu gimei iki 1991, yra didesnė nei 99% tikimybė, kad gimei TSRS, kurios sostinė tuo metu buvo Maskva, todėl techniškai tu rusas. Jei bent kartą esi užsipylęs degalų Lukoile, o namus šildęs gamtinėmis dujomis, nėra durnų, agentas ir dar kartą Rusijos agentas. Jei tavo televizijos programoje yra ORT, RTR ar kada nors gyvenime matei bent vieną Napalauk seriją, principe esi besmegenė Rusijos propagandos auka. Jei nors jau trumpai turėjai sąskaitą ūkio banke arba snore, faktas, tu rėmėjai Rusijos kariuomenę. Jei tau patinka krepšinis, o tau patinka krepšinis, ir tu sirgai už Kauno Žalgirį, kuris priklausė Romanovui, akivaizdu, tu simpatizuoji Rusijos interesams. Baisu net pagalvoti, pagal šiuos skaičiavimus kiekvienas mūsų yra susijęs su Rusija, greičiausiai išnipinėja. Tai vis dėlto, esi agentas? Tada turi žinoti ir pagrindinės agento taisyklės. Pirma jų – rusai puola, o likusios 4 – jei vadovausies šiomis taisyklėmis, mes nugalėsim. Be to, kaip gerbiamas patriarchas sakė, kas galėtų paneigti, kad... Rusija.